Susipažinkite. Tarptautinė mados biblija L'Officiel ir lietuviškas madų žurnalas Express Mada nuo šiol L'Officiel Mada. Bienvenue à l'Officiel Lituanie. Je suis très heureuse de vous accueillir tous dans cette grande famille de la mode et de la création. Man atrodo, kad tai yra labai drąsi idėja Lietuvoje, ypač šiuo metu, bet tai kaip tik labai gerai, todėl kad privers pasitemti visiems kitiem lietuviškam žurnalam ir aš manau, kad tai yra tiesiog iššūkis ir labai svarbus dalykas. Situacija yra, kaip ir visa situacija Lietuvoje, tiek ekonominė, tiek politinė, jinai tokia gan sudėtinga, bet, sakyčiau, labai palanki naujiems projektams, naujiems darbams ir ypač palanki kūrybiniams žmonėms. Žurnalas L'Officiel Mada yra vienintelis tarptautinis mados žurnalas Lietuvoje. Manau, kad jį galima drąsiai vadinti oficialiu mados leidiniu. Alors l'Officiel est le plus ancien des magazines de mode. Il est français, il a été créé à Paris en 1921 et malgré les crises, malgré les guerres, il n'a jamais cessé de paraître. C'est en quelque sorte un monument, c'est un monument de la mode, on l'a souvent appelé la Bible de la mode. Trečiojo dešimtmečio Europoje nesidomėti mada buvo tiesiog neįmanoma. Jei nežinojote, kas vyksta pasaulio mados arenoje, negalėjote būti dėmesio vertas pašnekovas. Būtent tada, džiazo amžiuje, radikaliai pasikeitė požiūris į madą. Ji iš dūsaujančių aristokratų ir aukštuomenės salonų liūčių pramogos tapo vienu ryškiausių 20-ojo amžiaus kultūros reiškinių. Taigi 1921 metais Paryžiuje dienos šviesą išvydo pirmasis europietiškas mados žurnalas L'Officiel. Nuo pat pradžių žurnalo kūrėjus domino tik tikrųjų paryžietiškų tradicijų įsikūnijimų tapusi aukštoji mada haute couture, o pats žurnalas iki pat 7-ojo dešimtmečio išliko kone vienintelę autentišką paryžietiškos mados bibliją. L'Officiel ypač dievino amerikiečiai. Jis leido žmonėms artimiau susipažinti su aukštosios mados pasauliu. Žurnale puikavosi žinomiausi kiekvieno dešimtmečio mados namų vardai, nuo Poiret, Lanvin, Redfern ir Worth iki pokario Paryžiaus mados ikonomis tapusių Christian Dior ir Balenciaga. Jau 7-ajame dešimtmetyje L'Officiel ryžtingai žengė už Paryžiaus ribų ir pradėjo domėtis kitose mados sostinėse vykstančiais pokyčiais. Būtent šis žurnalas pristatė madą besidominčiai Prancūzijos auditorijai užsienio mados veidus – Armani, Versace, Ralphą Laureną bei Calviną Kleiną. Oficielį žinau, turbūt mano pirmas žurnalas, kurį aš pamačiau, tai buvo Oficielis. Jisai labai patinka, kad medžiaga jame yra ne iš kažkokio tai sarafaninio radijo, o iš oficialių šaltinių. Ir Lietuvai, tai aš manau, tikrai didžiulis iššūkis ir pasitempimas ir dar vienas laiptelis į viršų. Šiandien mada, paliesta globalizacijos proceso, nebėra mažos elito grupelės privilegija, o madų žurnalo L'Officiel pagrindinis tikslas – supažindinti skaitytojus su mada. Man atrodo, kad Officielio auditorija turėtų būti nuo jauno iki vyriausio amžiaus modistės. Man labai patinka, kad tai yra tikrai konkrečiai žurnalas, ne moterų žurnalas, ne gyvenimo būdo, o tai yra tikrai mados žurnalas iš oficialių šaltinių, kuo aš tikrai labai pasigendu Lietuvoje ir sakau, tai yra stebuklingas dalykas ir labai plačiai auditorijai. Nuo 2000 metų prasidėjo tarptautinė plėtra. Šiandien L'Officiel savo kalbomis skaito ne tik Prancūzijoje, bet ir Belgijoje, Brazilijoje, Kinijoje, Graikijoje, Indijoje, Latvijoje, Maroke, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Nyderlanduose, Rusijoje, Serbijoje, Singapūre, Ukrainoje, o nuo 2010 metų kovo mėnesio ir Lietuvoje. Besibaigiant pirmajam 21 amžiaus dešimtmečiui, prancūziškų L'Officiel prieskonių dvelkianti tarptautinė mada atkeliauja į Lietuvą. Lietuviškas žurnalas Express Mada susijungia su prancūzišku gilias tradicijas turinčiu mados žurnalu L'Officiel ir tampa L'Officiel Mada. Vous êtes aujourd'hui la 23e édition de L'Officiel.
Et l'Officiel fait partie des marques les plus importantes en matière de mode et d'influence pour le style dans le monde. Kaip ir visas pasaulis, taip ir mados sritis tampa globale. Tad nusprendėme judėti į tarptautinius vandenis ir ieškoti patikimų partnerių, kad savo skaitytojams sugebėtume pateikti pačią naujausią informaciją. Sulaukę nepriekaištingų vertinimų tiek pačio žurnalo kokybės, tiek redakcijos profesionalumo atžvilgių buvome pakviesti tapti jau šimtmetį leidžiamo žurnalo L'Officiel partneriais. Gana unikalus atvejis yra tas, kad prancūzai gerbdami bei vertindami mūsų žurnalo kokybę leido pasilikti dalį savo senojo pavadinimo. Tad nuo šiol žurnalas vadinsis L'Officiel Mada. Išvydę blizgančių žurnalo puslapius daugelis gali susidaryti klaidingą įspūdį apie žmonės dirbančius jame. Galbūt tai išsklaidys visas jūsų iliuzijas, tačiau vyriausioji žurnalo redaktorė toli gražu nepanaši į velnią dėvintį Pradą, o kolektyvo nariai valgo tikrai daugiau nei 3 salotų lapus per dieną. Kaip kumštis tvirtas, kūrybingas ir sumanus L'Officiel Mada kolektyvas užtikrins efektyvų žinių srautą tiesiai iš Paryžiaus. Lietuvoje žurnalo redakcija nėra labai didelė. Palyginus su redakcija Paryžiuje, kuriai priklauso net 7 aukštų pastatas. Pradžioje mūsų darbas vyko gana chaotiškai. Yra tekę dirbti net keletą parų be miego. Dabar viskas pasikeitė. Darbas yra griežtai diferencijuotas, kiekvienas komandos narys žino, už ką yra atsakingas. Mes dirbame kaip kūrybinė komanda, papildydami vieni kitus. Pirmajam žurnalo L'Officiel Mada numeriui Lietuvos mados fotografai Tomas Kauneckas, Gediminas Žilinskas, Oksana Točickaja ir Tomas Višniauskas sukūrė bendrą projektą Prancūzija Lietuvoje. Je suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Tiek lietuviškojo žurnalo Express Mada, tiek prancūziškojo žurnalo pagrindas yra talentas ir kūrybiškumas, o ne komercinė išraiška. Ir būtent tai mus paskatino žengti bendru keliu. Nuo pat savo atsiradimo siekęs įamžinti ir išgarsinti Prancūzijos couture tradiciją, L'Officiel niekada nepuls į kraštutinumus ir nesiūlys skaitytojams pernelyg drastiškų, jų individualumą užgožiančių eksperimentų. Net ir šiandien L'Officiel labai prancūziškas leidinys, o ši savybė visada siejama su nepriekaištinga elegancija ir tradicijomis. Man atrodo, kad tai naujas etapas ypatingai Lietuvoje. L'Officielis turėtų atverti duris madai, tikrai madai Lietuvoje. 100% aukštosios mados pasemtos iš pasaulinių tendencijų lobyno lietuvių kalba žurnale L'Officiel Mada kiekvienam neabejingam sau ir pasauliui aplink.